O dabar apie tai, ko Lietuvos autosporto istorijoje dar nebuvo. Kartingų šalies čempionas Markas Šilkūnas tapo pirmojų prestižinių FIA autosporto žaidynių čempionu iš Lietuvos ir įrašė savo vardą istoriją. 15-metis iš Kauno rajono juokėsi, kad šiemet tiek daug laiko skyrė treniruotėms ir lenktynėms, kad dabar metų gale intensyviai tenka vytis bendraklasius mokykloje. Bet jo svajonė yra tapti Formulės 1 lenktynininku. Štai su šiuo kartingu 15-metis Markas Šilkūnas padarė tai, ko dar niekam nepavyko Lietuvos istorijoje. Su dideliu pasitikėjimu savimi įsukdamas ratu šioje Valencijos trasoje tarp suaugusiųjų sugebėjo laimėti aukso medalį ir tapo pirmuoju lietuviu triumfavusiu prestižinėse FIA automobilių sporto žaidynėse. Buvau laimingas dėl to, nes atrodo pats pirmas medalis Lietuvai aukso ir ant podiumo buvau jauniausias. Visiems kitiems buvo apie 20 keli metai, tai laimingas, kad esu greitas ne tik tarp savo metų, bet ir vyresnių. Šilkūnas sako, kad tokia skambiausia karjeros pergalė Ispanijoje jam buvo labai netikėta. Kvalifikacijai biškai nepasisekė, nes atsivijau lėtesnį ir neįvažiavau gero rato, tai man atrodo, kiekvieną kvalifikacinį važiavimą startavau 11 ir po biškį kilau. Finale startavau 5 ir po starto labai gerai pasisekė, šokau į 3 vietą ir tiesiog lenkiau ir aplenkiau. Markas, būdamas 5 pirmą kartą sėdo į kartingą, tokią pramogą išbandyti pasiūlė tėčio draugas ir nuo tos dienos neįsivaizduoja savo gyvenimo be lenktynių. Man patinka, greitis galim sakyti, man patinka, kad yra gan nemažai dalyvių ir visi yra už save, o ne komandiškai. Būdamas 9-okas, Markas savo gyvenimo ritmą organizuoja ne pagal mokyklą, bet ir pagal lenktynių bei treniruočių kalendorių. Beveik kiekvieną savaitę jis praleidžia užsienyje, treniruodamasis ar lenktyniaudamas ir kartais iki 5 dienų būna per savaitę toli nuo namų. Tačiau ir grįžęs į Lietuvą jis neatsipalaiduoja. Treniruotės simuliatoriuose kasdieninis ritualas. Kiekvieną dieną dabar einam į sportą prieš mokyklą, tai čia treniruojimasis, tada važiuoju simuliatoriais gan dažnai, kai neturiu papildomų dalykų, pamokų ir taip toliau. Savaitgaliais dažniausiai labai daug važiuoju simuliatoriumi ir manau, tai labai padeda tobulėti. Šilkūnas sako, kad jo svajonė pakliūti į Formulę 1 ir tapti čempioniškos Red Bull komandos nariu. Pavyzdžiui, vienas iš labiausiai patinkančių tai arba Vetelis, arba Alonso, nes jie abu yra dabar jau gan seni ir vis tiek dar greiti, tai todėl man jie ir patinka. Užsienyje daug laiko praleidžiantis sportininkas šiuo metu neturi daug laiko poilsiui, mat po sėkmingo sezono grįžęs į Kauną, Markas dabar turi atsigriebti mokykloje.